Visiems sveiki. Šiandien nutariau padaryti tokį didelį darbą. Reikia sutvarkyti visus kardelius iš po žiemos. Reikia patikrinti viską, kaip atrodo kardelis, ar nėra ligų, nuimti visus viršutinius sluoksnius, pažiūrėti, patikrinti ir koks darbas manęs laukia. Čia dėžutė, čia smulkesni, reikės atrūšiuoti, didesnius pasilikti, mažesnius atiduoti kažkam. Tai šiandien mano toksai darbas, šiandien laukia labai nešilta. Marsiukas buvo pas mane čia atėjęs, gal jisai dar ateis pasišildyti ant kilimuko, pasėdėti, laukia vėsų ir naktį žada dar minusą. Tai šiandien noriu sutvarkyti kardelius ir paruošti juos su kalio permanganatu, o vakare aš juos žadu pasodinti į šiltnamį. Mano šiltnamis tenai yra, žemė paruošta, išperkasta, sutvarkyta ir mes pasisodinsim vakare, o tada jau kitą dienelę sodinsiu ir agurkus. Marsė, kur tu eini? Darbuojamės. Sutvarkiau vieną dėžutę, iš vienos dėžutės tiek šiukšlių ir tiek 39 kardeliai ir porą išmečiau, nes buvo visai sugedę. Tokie nemaži, labai dideli tie kardeliai, čia jau rinktiniai. Tai dabar liko sekanti dėžutė, pažiūrėsime, kas ten bus. Čia didesni, čia mažesni yra. Marsė, ateik čia, Marsulė. Einam. Ateik. Ateik čia pas mane. Aš čia darbuojuos, čia yra jam kilimukas padėtas. Ateik pas mane, ateik, Marsė. Pažiūrėkit, laužos ir neateina. Marsė, ateik čia. Marsulė. O taip laukas atrodo šilta, bet laukia labai šalta. Aš jau čia čiaudau, Marsas neateina pas mane, nedraugauja. Marsė, ateik. Ne. Čia antra krūvelė tokių kardelių. Gavosi 45 kardeliai, plus čia. Ir dar liko viena dėžė tvarkyti. Pagaliau baigiau šiandien tvarkyti tos gladiolės, svogūnėlius, kardelių. Čia dabar išvaliau šitos, bet yra labai tokių negerų, mažų, suvytusių, tai nežinau, reikia atrinkti, kurie bus sodinami, kurie išmetami. Čia tie labai gražus, dideli. Visas 3 dėžutės išvaliau, sutvarkiau ir pilnas kibiras gavusių šiukšlių ir daug išmečiau. Gal kokį 10 kardelių išmečiau, nes buvo visiškai susitraukę, jau iš jų nieko gero nebūtų buvę. Tokie kardeliai yra patys geriausi, kurie rodo gyvybę, kur yra, matosi, tai jau išlindę pasiruošę į žemę sodinti. Tik reikia būtinai apdoroti, sutvarkyti viską su kalio permanganatu ir tikrai atrūšiuosiu, atrinksiu, kuriuos sodinsiu, o kuriuos arba išmesiu, arba atiduosiu kam nors ar į kaimą pasodinti. Nežinau, nes kardelių tai labai daug čia yra. Man jau jų yra per daug ir sodinti į šiltnamį, tikrai per daug, nes jau po to nebėra kur kišti ir agurkus, ir pomidorus. Baigiau savo darbelį ir diena pagražėjo, biškelį saulė jau pradėjo šildyti čia per langelį. Marsiukas namuose jau. Viskas, baigiu darbus, pasto parodysiu, kai darysiu su kalio permanganatu savo kardelius, apdorosiu. Pasidariau kalio permanganato, stiprą tirpalą. Ir dabar mums reikia trumpam panardinti ir ištraukti.
Ir taip visus kardelius, kuriuos aš žadu sodinti, kurie yra geri, juos reikia apdoroti kalio permanganatu. Šitaip. Pirštinės užsidėjau, nes labai kalio permanganatas dažo. Va, koksai grožis. Visus taip kardelius reikia apdoroti, sutvarkyti, juos paruošti sodinimui. Va šitaip atrodo. Ir va kaip atrodo kardeliai. Nu ką, sėkmės darbuose. Nu va, taip sodinam kardelius. Va, visa dėžutė kardelių ir pasodinsiu va visą eilutę. Čia palei visą ir čia.